Paleidai? Sveiki visi, čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris HO636 ir pagaliau turim tą dieną, kai suksim giveaway'us ratą. Truputėlį apie giveaway'ų, tai vis dar nežinot koks mocas, vėliau nueisim, parodysiu. O kitas dalykas, vis atsiranda žmonių iki pat dabar, kurie nesuprato, kaip vyko giveaway'us. Tai yra subscriptionas, jį prenumeruoji ir, ta prasme, jūs užprenumeravę kiekvieną mėnesį tiesiog nusiperkat po bilietuką, kiek jūs laiko, kiek mėnesių prenumeruoja, tiek bilietukų ir turit. Tai ten vieną mėnesį ar ten 4 ir, ta prasme, tiek, jūsų šansas tiesiog didėja laimėti. Tai žmonių turim visai, ne per daugiausiai, nerodysiu labai daug, kad neviešint žmonių duomenų, nes čia istorija, kai įkėliau fotkę, tai iš karto gavau daug žinučių, kad neviešint ten taip toliau žmonių, be jų sutikimo taip toliau, tai nieko neviešinu. Ir turbūt laimėtoją, kai išsuksiu, tai tik jo atsiklausęs paklausiu, ar galiu sakyti vardą, pavardę ir taip toliau. Tai žodžiu, tai su giveaway'um taip, taisyklės priminiau, kokios buvo. Ir po šitą giveaway'us, jeigu būtų taip, kad vis dar chebra lieka, ir tada gal padaryčiau dar vieną, bet nebesivelčiau į tokias nesąmonės, kurių čia prisigalvojau, kad dažyt visą mocą, taip toliau, labai daug laiko užima man pačiam, tai atsibodo ir galų gale ta visa situacija su policija. Tai ką daryčiau, tai tiesiog paėmė mocą, padarai, kad jis techniškai būtų tvarkingas, nuvarai detailingą ir tiesiog dovanoji subscriberiam ir tai būtų daug paprasčiau ir jums smagiau ir nebūtinai ten litras. Šisotkė 636 yra daug ikoninių mocų, kuriuos būtų faina padovanoti jums, ten bent po keletą per metus. Tai žiūrėsim, parašykit komentarą, ar norėtume dar tokių idėjų, tik pirmas blinas toks prisvylęs iš visų kampų nepasisekė, tai bandė giveaway'ų pasimti nenoriu sakyti žodžio, pasiėmė, bet nuvariau, nupirkau kitą mocą, kaip ir žadėjau, giveaway'us įvyks. Tai ką dabar, tai turim tą ratą, visi vardai ir einam iki moco, parodysiu, kokį mes mocą pralašinėjom. Ir truputėlį papasakosiu apie mocą ir tada grįšim, išsuksim tą nugalėtą ir jeigu tas nugalėtojas norės, tai kai nuvažiuosiu pas jį, dar padarysim videką, keletas klausimų paklausim. Einam, kad videkas nenutrauktų. Einam, eik čia. Pafilmuosi. Šiaip buvo savaitgalį varžybos Nemune, ten LMSF, BCRC ir NAVA. Nepavyko sudalyvauti, nes po operacijos tai reikia pasidėti namuose ir pasigilinti, o šiaip bus dabar Latvijai etapas, tikiuosi iki jo pasveikti ir varyti tenai sudalyvauti. Kažką dar tikrai pamiršau pasakyti. Nieko, tuoj nuriedėsim prie moco, pažiūrėsim, kaip jis ten atrodo. Iš karto galiu pasakyti, kad daug labiau
daug rimtesnis mocas nei ką pirmas. Aš jį čia atstumsiu pas tave. Čia pavuk, aš tuoj atstumsiu. Ir ką mes čia turim, tai Aprilia RSV 1000 Factory, tai čia yra variklis V2, tai 2 cilindrai po 500 kubinių centimetrų, litras, inspiruotas nuo MotoGP ankstesnių laikų variklis, tai įdomus Newtonai, pats važiavau, buvo tikrai smagu. Gali truputį va taip stovėt, kad nesimatytų valstybinių numerių. Tai ką mes čia turim, kadangi Factory, tai jis turi absoliučiai viską. Paimkim Brembo mašinėlę, stabdžių Brembo sankabos mašinėlę, ta prasme Ohlins demperis, Ohlins šakė, Brembo suportai, Brembo diskai, Akrapovičio originalus išmetimas, mocas 10 iš 10, ta prasme jaučiasi tas surinkimo kokybė. Tai kelias minutės ir sužinosim, kas gaus šitą mocą, kam jis atitenka, kur jis iškeliauja, į kurį miestą, ar lieka čia pas mus Vilniui, ar kažkurį kitą miestą. Pats laukiu, įdomu pamatyti bus. Grįžtam namo, paspaudžiam vieną mygtuką ir sužinosim, kas nugalėtojas šito giveawayaus. Ką tu? To nepamiršom. Užtruko su to giveaway'om. Sorry, hebra, tikrai nesitikėjau, kad atims iš manęs jį. Bandžiau išsipirkti, nepavyko, ten nieko suderinti. Ta prasme, jie tiesiog norėjo atimti iš manęs tą mocą. Tai todėl visiškai su šitu mocu nieko nekėliau, jokio kontento, jokių storio, kad nežinotų, kokio moco ieško, dairytis ir taip toliau, nes 100% būtų irgi bandę kažkaip jį atimti. Tai ką, einam į momentą, kurio visi laukiam tiek laiko. Sužinosim, pas ką iškeliauja giveaway mocas ir kaip ir sakiau, jeigu bus noro, tai ir parašykit komentaruose ar kaip, kad aš žinočiau, ir jeigu viskas ok, tai darysim sekantį giveaway, sakau, norėčiau per metus bent kelis padaryti giveaways, būtų žiauriai cool. Padalinti jums tų mocų. Nu ką, ir darom full screeną ir žiūrim, kas pasiema mūsų giveaway. Žygimantas. Tai Žygimantai sveikinimai. Ir ką, susimatom kitam kadre su nugalėtoju. Aišku, prieš vežant atiduoti
Mocą dar būtinai reikia nuplaut, kad būtų švarus, gražus, kad naujas savininkas džiaugtųsi iš karto, nereiktų į plovyklą važiuoti. Ką, nuplauna mocą, ir jau sekanti diena, jeigu ką, ir važiuojam. Esam pas giveaway nugalėtojo namuose, atvykom realiai prieš pusvalandį, mažiau, išsikrovėm mocą, atitraukėm į garažą, pasidžiaugė žmogus, dar užkurti neleidau, sakau, palauk, pirmą kartą užkursim prie kameros, sutiko nusifilmuoti, bet nenori veido viešinti, tai dėl to šalmą užsidėjo. Tai dar aišku, užduosiu keletą klausimų, nes įdomu, ar pats laimėtojas, turėjęs kažkada mocą, vairuoja kažką, kaip matom, kad vaikai aplinkui laksto, tai klausimas, ar važiavęs iš visų mocų, tai aš pats tik dabar sužinosiu visus šitus dalykus, tai kartu padarom šitą intervą. Tai norėjau dar kartą paspausti leteną, pasisekė, kad tavo vardą išsukau, realiai buvo visai nemažai žmonių, kuriuos galėjau užsukti. Ir kokia tavo pirma reakcija, kai sužinojai, kad tu laimėjai giveaway, imk Maiko? Tikrai negalėjau patikėti, iš pradžių galvojau, gal čia spamas koks nors, nes dirbu panašioj srity. Tai tikrai nustebau ir kai šiandien sužinojau, kad atveš man motociklą, tai maždaug visą dieną išgėriau gal 4-6 kavos, vaikščiojau pirmyn atgal ir buvo toks nerealus jausmas tikrai, nes čia turbūt laimi ne dulkių siurblį, o čia laimi nuotykį. Tai tikrai buvo, nežinau, ir sunku net kalbėti, aš tų motociklo, jeigu klausai, tai esu turėjęs, tai ir dabar vėl gauti motociklą. Aha. Ok, faina, kad džiaugiesi ir tipo vertini laimėjimą. Šiaip matau žiedas ant piršto, namas, 2 vaikai, tai toks klausimas, ar tu iš vis esi kažkada kažką bendro turėjęs su mocu? Jo, esu turėjęs kelis motociklus, turėjau Yamaha FZ6, tada turėjau FZ... Kokia Yamaha? Yamaha FZ600, tada turėjau FZ1 seną 2004 metų. Ir kai jau dabar turiu vaikų atžalų, tai teko man parduoti, bet visą laiką svajodavau apie motociklą, kad vėl galėčiau palakstyti. Tai, kaip suprantu, kažkiek su mocu važiavęs, o šiaip kiek laiko pertrauka nuo to, kai pardavei savo paskutinį motociklą? Turbūt jau 2 metai, kaip dabar neturiu motociklo. Paskutinį kartą šiais metais, tai turbūt iš vis dar nevažiavau. Ok, supratau, tai labai naudingai pasisekė, kad išsukau tave, galėsi dabar džiaugtis mocu. Taip, klausimas, o šiaip su mocu, kaip tu važiuodai, koks tavo stilius būdavo, nes yra tokių nurautų kaip aš, yra tie, kurie labai ramiai važinėja, kurie važinėja tolimus atstumus, ar tu tiesiog važiuodavai, tarkim, į darbą, ar kažkas tokio, labiau iš praktinės pusės naudojai tą mocą? Aš naudodavau gal labiausiai pramogai ir stresui pamesti, tai dažniausiai po darbų prasilėkti, prasikošti, kad galva taptų šviežesnė. Ok, supratau. Ką, žinau, aš daugiau tavęs gal ir nekamantinėsiu, jeigu ką, mes čia dalinamės Maiku, o kalbam, tai aš kardą naudoju, o jis tiesiog ausinukais įdėjęs, kad susikalbėtume, nes šalme nieko negirdėtume, ką kalbam. Tai kadangi aš jam neleidau užkurti mocą, nes norėjau, kad pirma reakcija būtų, ta prasme, live on cam, tai ką, moto broli, tai užkurk tą Aprilį pirmą kartą. Kaip garsas? Nežinau, ką pasakyti, žiauriai. Aš turiu litrą po savim. Tai ką, dar kartą sveikinu.
gerai naudot tą motą, o ką, mes susipyksim kur, turbūt kitam video, kažkur iš trasos, gal kažkur mieste ir kaip ir sakiau, jeigu norit būt šito bičio vietoj, tai tęsim visą šitą loteriją ir per metus bent kelis motus padovanojam. Tai ką, čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris KO636 ir iki kitų.